Na ir dar vienas renginys, simbolizuojantis karpininkų sezono pradžią, įvyko Akademijos miestelyje Kauno rajone. Tai kasmetinė paroda Viskas karpių žūklei 2016. Joje dalyvavo bemaž visi garsiausi karpinės žūklės ženklų atstovai Lietuvoje, parodą aplankė tūkstančiai meškeriotojų. Šiųmečiai pokyčiai byloja, jog karpių žūklės virusas vis dar plinta, tad parodą organizuojanti Lietuvos karpininkų asociacija ekspoziciją perkelė į erdvesnes patalpas, o pats renginys pirmą kartą truko ne vieną, o 2 dienas. Tai įtakojo kasmet didėjantis ne tik parodos dalyvių, bet ir lankytojų skaičius. Pokyčius komentavo Tomas Būdas, Lietuvos karpininkų asociacijos prezidentas. Vienintelė karpinės žūklės įrangos paroda Lietuvoje – tai vieta, kurioje lankytojas vienu metu gali ne tik apžiūrėti paskutinės naujienas, bet kartu pabendrauti su jaukų bei masalų kūrėjais, įrankių importuotojais, su realybėje juos bandančiais profesionalais. Parodos lankytojai tai žino jau nuo seno, tad nenuostabu, kad ir paroda, ir jos darbo laikas tik didėja. Parodos metu tradiciškai apdovanoti ir populiariausi baltyminiai metų kukuliai Lietuvoje, kuriais po praėjusio sezono buvo pripažinti Vypex gaminami produktai. Karpių žūklės sezonas prasidėjo. Netrukus prasidės ir Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas. Pirmo etapo startas bus duotas gegužės 19 dieną prie Vabalio ežero kranto Alytaus rajone.